labai geras klausimas. Krūva man į Facebooką žmonių rašo, kam čia dabar daryti, rodyti Amerikai, kokios pas mus problemos čia. Sako, daug kas rašo, kad nešvarius skalbinius pradėsi skalbti prie visų akivaizdų, bet reikalas yra tas, kad mes nenorime šito viso, sakysim, nešvarių skalbinių traukti, bet jeigu mes nesugebėsime pasikviesti Amerikos, sakysim, televizijos arba kaip Amerikos media attention, tai Lietuvoje galvojame, kad ta byla bus užglaistyta, dar praeis kokie 4 metai, nieks neišaiškės ir neteisybė ir toliau tęsis. Ir mes galvojame, kad vienintelis būdas, kad priversti mūsų valdžią Lietuvos elgtis teisingai, išsiaiškinti tiesą ir nubausti. Bet kas juos privers, sakykime, ko jūs tikitės konkrečių veiksmų iš Amerikos valdžios, ar politikų, ar žmonių? Noriu, kad amerikiečiai išspausdintų visur ir kad lietuvių valdžiai pasidarytų gėdą, kad jie nesugeba išspręsti tokio paprastos problemos, kur Amerikoje būtų išspręsta labai greitai. Vat, pažiūrėkit, Pensilvanijos štate buvo pedofilas, buvo išsiaiškinta, jie nubaudė kiek pusę metų neužėjo. Viskas buvo sudėliota, į teismą byla priduota, faktai išsiaiškinti, žmogus nuteistas ir viskas, ir visuomenė nekyla jokių problemų. Tai aš galvoju, kad kadangi mes lietuviai vis dėlto bijom gėdą pasidaryti prieš pasaulį, tai jeigu televizija iškels tos faktus į viešumą, tai gal Lietuvoje atsisės Seimas, sakys, žinot, labai negražiai mes jau atrodom, ne tai, kad mes juos bandom negražiai parodyti, bet iš tikrųjų, kad jie savo neveiklumu daro savo gėdą. Ir būtent savo neveiklumu darydamas Seimas savo gėdą, daro mums lietuviam gėdą, nes mes juos rinkome. Tai kažkas tai turi būti padaryta. Tai jeigu mes prikreipsim visų dėmesį ir visi pradės rodyti per visus televizijos kanalus, pažiūrėkit, kas Lietuvoje vyksta, tai gal Seime pasikrapštys galvas, sakys, žinot, gal susirenkam, nedarom ten jokių uždarų posėdžių, atidarom atvirą posėdį, kaip priklauso pagal įstatymą. Ir dabar išsprendžiam visas problemas, kaltus patraukiam baudžiamojon atsakomybėn ir tada visa liaudis bus patenkinta. Ir visas pasaulis sakys, va, Lietuva turėjo problemą, bet jie, taip sakant, susirinko, išsprendė tą problemą. Ir daugiau niekam klausimų nekyla, kad pas mus yra demokratinė valstybė, kuris sprendžia problemas. Nes dabar kol kas nei mes, nei amerikiečiai, nei bet kaip savo šalis negali pasakyti, kad mes turim demokratinę teisę valstybę. Kaip dauguma žmonių sako, mes turim atributus, bet pačios teisės demokratinės valstybės neturim. Nes jie nesugeba paprastos bylos 4 metus spręsti. Nu čia jau juokinga, ką pasakyti. O sakykime, jūs ilgai gyvenate Amerikai? Aš 16 metų. Iš kur jūs gauna tą informaciją? Sakykime, man irgi, aš turiu tą problemą gyvenant ilgesnį laiką Amerikoje, tu pradedi galvoti, žinai, gal aš nežinau, kas ten vyksta, gal aš kažko nesuprantu, gal aš neturėčiau daryti sprendimo apie tai, palikti žmonėm, kurie ten gyvena. Nu, žinot, kas yra. Iš kur žinot, kad jūs turite teisingą informaciją? Sakykime, kad jūs dabar atsistojat Daily Plus ir sakot, aš tuo tikiu ir aš noriu, kad pasaulis žinotų. Irgi labai teisingas klausimas, bet tu turi pažiūrėti į faktus. Byla vyksta 4 metai. Ne viena byla neturėtų vykti 4 metai. Jau pats iš savęs tai rodo, kad yra tempiamas laikas. Čia nereikia kažkokių tai faktų ar paskambinti dėdį ar tetį ir paprašyti. Tu pasižiūri, aš sakykime pats iš šitą bylą tik tai prieš gal 2 mėnesius kažkaip tai situaciją sužinau. Man kažkaip gyvenau Amerikoje, nieks nepasakė, kažkaip tai nebuvo dar tos informacijos. Paskui po gegužės 17 viskas taip staigiai pradėjo kilti viršų, pradėjo žmonės skambinti, draugai pažįstami, skambino mamai, kas nekaniem reikia. Pradėjau aiškintis, pradėjau žiūrėti internetą, pradėjau žiūrėti, ką valdžia rašo ir pradėjau rinkti faktus, kas internete yra prieinama iš teisybės sistemos, iš valstybės. Ir ten aiškiai parašyta, kad byla 4 metus tęsiama. Aš nenoriu pasakyti, kad ten reikia kažkokią tai užsiimti poziciją. Mes čia atėjom norėdami teisybės. Aš norėjau parašyti žodį tiesa, bet čia truputėlį policininkai problemus turi, nežinau, ar mes įspręsim ar ne tą klausimą su jais, bet jie nenorėjo, kad čia pabaigčiau šitą žodį. Bet mes čia vėlgi susirinkom ir noriu akcentuoti pagrindinį dalyką. Susirinkome tiesos, nes šiai dienai 100% tu negali pasakyti, galbūt kas vis dėlto 100% teisus. Kiekvieną iš mūsų jaudina klausimai, o labiausiai jaudina, kodėl ta byla vilkinama, kodėl 4 metai užtruko, kodėl Stankūnaitė būdama mūsų apsaugoj nebuvo nesugebėta jos atvestinti į teismą, nu visiškai nesąmonė. Tai akivaizdžiai matosi, kad byla vilkinama. Ir čia galima kalbėti tik apie tokius faktus, kuriuos jie yra kaip ir patikrinti, tiek Lietuvos rytas, tiek bet kokia kita publikacija sako, taip, byla yra vilkinama, bet kiekvienas bando ieškoti, kas vilkina ir bando ant kitos pusės, kaip sakyt, pilti žibalą. Aš čia neatėjau, su draugais nesusirinkom tam, kad ieškoti, kas kaltų. Ta turi nuspręsti teismas, prokurorai. Mes čia tam, kad paskatinti juos tą reikalą vykdyti. Nes kol kas yra teismo
vėl visiems žinomas faktas teismo nutartis, kur pasakytas Stankūnaitei turi būti pareikšti kaltinimai, prokurorai nereiškia, teisėjai laukia, kol prokurorai pareikšti. Vėlgi nėra aiškumo. Nu tai kodėl nepareiškus kaltinimus, surinkti įrodymus, jeigu įrodymai yra, nuteisti, jeigu įrodymų nėra, sakysim, išteisinti. Čia tam nereikia 4 metų. Teisingai. Paskutinis klausimas. Aš manau, Lietuvoje yra daugiau bylų, kur ten turbūt ir 5, ir 6, ir 7 metus vilkinama. Kodėl žmonės taip susitelkia jūsų manimu apie šitą bylą? Nes aš tikrai nemanau, kad čia vienintelis atvejis. Ar Amerika? Labai teisingai klausimas. Lygiai taip pat galėčiau užklausti, kodėl iš 17 000 teismo antstolių nevykdytų bylų būtent atėjo ir atėmė mergaitę su 240 policininkų. Čia į jūsų klausimą galiu kitų klausimą, o kodėl būtent tą bylą taip darė? Būtent tą neteisybę, kad atėjo iš 17 000 bylų, pasirinko ir būtent 240 policininkų, šarvuotų policininkų, stumdė liaudį, mindė Lietuvos vėliavą, griebė, plėšė, draskė privačią nuosavybę tam, kad perduotų mergaitę mamai, kuri įtariama pedofilijos byloje. Visi galvoja, gal mūsų čia labai mažai susirinko, bet aš galvoju, kad kiekvienas iš čia mūsų atėjęs, už kiekvieno iš mūsų čia stovi tūkstančiai tie, kurie su širdyse su mumis, bet negalėjo šiandien ateiti. Tai yra įvairių priežasčių, dėl ko žmonės negalėjo ateiti, bet aš visada galiu pasakyti, kad tie, kas atėjo už mūsų nugarų, dar mažiausiai 10 000 žmonių, kurie su mumis, bet negalėjo čia pasirodyti. Kitas klausimas, kuris man kyla visada, tai mes visi čia gan ilgai jau gyvenam ir, sakykime, tam tikrą prasme vis tiek nenori esame atitrūkę. Ar manot, kad jūs nesijaučiat ir manot, jūs turit pilną moralinę teisę būti čia, stovėti su Lietuva, sakyti, mes žinom tikrai, kas ten vyksta, mes galim pasisakyti, mes turim pilną teisę, lygiai kaip lietuviai Lietuvoje dalyvauti jos valdyme, sprendimuose ir taip toliau. 100%, todėl kad aš nesėdžiu čia ir nelaukiu, kol pasižiūrėsiu. Aš nuo ryto atsikeliu. Pirmiausia, ką aš padarau, įsijungiu kompiuterį ir žiūriu internete, kas Lietuvoje vyksta. Aš atsigulu su Lietuva, atsikeliu. Galų gale prieš porą metų turėjau bylą Lietuvoje, kur mano tėvą plėšikai užmušė, galima sakyti. Jisai mirė vėliau, negu kai buvo pritrenktas. Byla buvo teisme, Kauno miesto teisme. Viena iš tų teisėjų nuimta yra. Mes su seserim sumokėjom 19 000 litų už tą bylą, kurioje turėjom laimėti, nes mūsų advokatė buvo silpnesnė už vagių, už banditų. Tai aš turiu moralinę teisę dar ir todėl, kad asmeninį patirtį turėjau. Norėjom pakviesti Kauno miesto sąjūdžio tarybos pirmininką buvusį tapti mūsų advokatu. Oi, ne, aš negaliu, nes, reiškia, šitą notarė, kuri patvirtino neteisingą pirkimo pardavimo sutartį, Inokaitienė Rasa, pasirodo, jos vyras buvo tuo metu Kauno miesto teisėjų tarybos pirmininku. O dabar jisai yra kas? Paaiškėjo, kad jis yra KGB rezervistas. Tai supranti, kaip yra, reiškia, vieną darom, mes nebijom nieko, mes nebijom čia stovėti, mes turim pilną moralinę teisę pasakyti, kad prezidentė, mes prašėm vieno visom savo akcijom, moratoriumą mergaitei. Pirmiausia, išspręskim pedofilijos bylą. Kas atsitiko? Ar tu matei, buvo akcija NATO 8, kiek čia buvo 2000 protestuotojų, kiek buvo policininkų? 50. Vieną vaiką iš Garliavos, 240 policininkų. Ar tu turi moralinę teisę nutilėti, stovėti po medžiu? Aš ne. Tai tos lietuvių dienos ėjo šitie, reiškia, vyresniai žmonės, kaip jums negėda, mes stovėjom 7. Va, ja? Tai norėjau paklausti, kadangi nebuvau tam Lemonte, aš nebuvau, tai aš norėjau paklausti, čia didelis šurmulys, bet tai buvo ta akcija Lemonte, tada... O akcijos buvo Lemonte, čia akcija. Okay. Mes buvom 7, buvo darbo diena, ne visi gali dalyvauti. Ir tai kaip ten, nesvarbu, ir tai kaip ten viduj šoko ale Havajai, ale Arlekinai, tai buvo lietuviai. Ar Lietuvai būdingas džiazas su Stančiausku Britankiai, kuris režisavo. Galų gale rašo, kad studentų sąjunga dalyvavo, bet kunigas skaito eilėraštį, tai kad nebėra jaunimo. Da plius liuteronas skaito kataliko kunigo eilėraštį. Supratau, bet apie tą akciją Lemonte, kurią jūs minėjote, apie ten tą girtuoklį dar kažką. Akcija Lemonte buvo pasipiktino labai vyresnė, pati pirmoji ten, kur kaip prezidentė. Taip. Tai dalis prezidentė labai pasipiktino, sakė, padarė gėdą Lietuvai ir taip toliau. Labai trumpa kalba, kadangi mes visą laiką sekėme įvykius Klonio gatvėje, Ugnė buvo viena iš tų moderatorių, Robertas pastoviai, visi iki vieno. Ir kada tą vaiką išplėšė, mes paprasčiausiai sutarėm, kad mes darom šitą akciją. Jinai buvo tikrai spontaniška, jinai buvo nujaučiama. Pavyzdžiui, manęs nedomino susitikimas su Grybauskaite, jo labiau, kad gavau iš konsulato atsakymą, kad ne visi
aukštai stovinčių Lietuvos žmonių keliai nurodomi, nusakomi maždaug, kadangi esu nepatogių klausimų uždavėja, tai Tautkuvienė su bičiulystė nebuvo pakviesta, bet manęs tas nežeidžia. Aš stoviu prieš Roberto kamerą ir sakau, aš nebalsavau už Grybauskaitę, už buvusią komunistę prezidentę niekada. Taip, kad mano nebuvo jokios ambicijos, kad nepakvietė į vidų. Kada buvo atvykęs Brazauskas prezidentu, vienintelis žmogus laikė plakatą, nebendraukim su komunistu, visi sugužėjo ir nuolankiai spaudė ranką. O kas buvo prieš tai? Taip, kad čia yra, kaip čia tą pasakyti, jie turi du veidus tikriausiai. Jie dabar, oi, ponė prezidentė, labai gražu, reiškia, mes stovim spaudžiam ranką, o už akiukas. Jeigu jinai buvo komunistė, tai jie nuo ko pabėgo išeivyje? Nuo bolševikų, nuo komunistų, taip? Nuo ko pabėgo? Pabėgo. Nuo jų pabėgo, o dabar spaudžia ranką. Atsiprašau, tai turėkit savo veidą. Turėkit savo veidą ir savo nuomonę. Viskas gavosi, tiesiog kaip surežisuota jau. 4 metai, kaip ta byla vilkinama. Staigiai reikėjo vykdyti teisingumą, kad 17 000 bylų yra neįvykdyta. Čiagi akivaizdžiai matosi, kas nors kiek skaito internetą, kas kažką tai žiūri. Taigi mato, kaip yra net Landsbergis, profesorius Landsbergis, kur aš kai kur su juo nesutinku. Jis labai teisingai pasakė, dar vakar peržiūrėjau YouTube. Gruodžio mėnesį, kai jis kalbėjo, jis numatė, kad tai gali būti toks dalykas, kur Lietuvai tiesiog tragiškas pasekmes gali tekti. Ir taip įvyko. Valdžia padarė, skaitau, kad galbūt čia ir ne Grybauskaitė kalta. Jinai atvažiavo tikriausiai nežinojo, kas bus. Čia už jos nugaros vyksta, dirba ta šešėlinė valdžia, tas oligarchų klanas, kurį pati įvardina. Ir jiem pasisekė, kai dabar Amerikos lietuviai rašo, kame priežastis įtūžio Lemonte. O tame ir yra priežastis, kad valdantieji to ir norėjo, tą ir pasiekė. Tai buvo čia jų priežastis. Jie norėjo supriešinti išeiviją, supriešino dabar nors vienas vytukas yra praktiškai, beveik nematau. O kodėl manot jų nėra? Nu, nežinau, jie labai konservatyvus. Labai konservatyvus. Kiek ant manęs dabar straipsnių pasipylė, kad čia aš toks nenusimanėlis, toks nieko. Tai kaip aš dabar rašau, tie Amerikos lietuviai daug. Nu, nežinau. Patyriau jau Lemonte, kad jau yra tokių kaip ir nusisukusių. Reiškia, čia, nežinau, kokie mums skaito, runkeliai. Štai labai man patiko Simononytės posakis, nu, kur su ta Balų, nežinau vardą panašiau. Vilija Balų. Su ją interviu buvo. Tai jinai galinė citata, kur Audronė Simononytė pateikė, aš perrašiau į savo straipsnį. Nu, jin viską pasakė, kodėl žmonės kiti taip kratosi Klonio gatvės. Nu, o dabar, kai peržiūrėjau, ką Oželytė pasakė, nu, tai auksiniai žodžiai, kad dabar keliasi tie patvoriniai iš patvorių, kurie buvo suguldyti pokario metais. Į tos patvorius, lavonai mūsų didvyrių, mūsų partizanų. Tai jie dabar keliasi, mūsų vadina patvoriniais, visokiais, o taip. Ir kiti gėdinasi tom. O sakau, labai gerai jau parašė. Tiesiog nuostabiai parašė. Papildyti, paprieštarauti Gediminui. Jis sako, gal prezidentė nežinojo. Bet dovanokite, kokia valstybės vadovė, kur nieko nežino. Jeigu ryte skambina Skverneliui, jisai neatsiliepia, skambina Melianui, jis neatsiliepia. Tai jeigu karas būtų, kaip prezidentė nežinojo? Atsiprašau, prezidentė žinojo, kur nevyksta, kadangi jau buvo gavusi peticijos Klintonienei kopinė. Ir jinai žinojo, kad išeivijos lietuviai nesnaudžia, o kovoja už tą mergaitę, kurią jinai turėjo tik paprastą dalyką padaryti. Stop moratoriumas, kol neišspręsta pedofilijos byla. Labai paprastas dalykas. Ir tai yra prezidentės galioje. Ir Oželytė labai gerai yra. Sakiau, labai gerai pasakęs prezidentė, kad jūs jau apakote, sako, jūs nematot tą, ką mes matėm jūs rinkdami. Ir jinai matė tą patį, ir mes matėm tą patį. Dabar jinai nemato to, ką mes matom. Jie gerai pasiūlė pasitikrinti regėjimą. Seksualiai išnaudota, ji būtų izoliuota neutralią vietą ir tada būtų sprendžiami visi kiti klausimai. Nei tėvas, nei motina to vaiko nematytų. Lietuvoje to nebuvo įvykdyta. Vaikas buvo tiesiog tampomas iš vienos pusės į kitą pusę. Ir tas mane labai supykdė, todėl aš čia esu. Yra padaryta klaida iš teisės pusės, teisėsaugininkų klaidos yra padarytos iš visų pusių. Ir norima nurašyti ant žmonių.
Taip, kad aš stoviu čia ir aš noriu tiesos ir noriu, kad kažkas atsakytų už padarytas klaidas. Viskas, nėra čia ko pridurti. Kaip galim būti atiduotas vaikas motinai, kada pedofilijos byla tęsiasi? Nu, atsakykit man į tą klausimą. Kažkas yra ne taip. Ir viskas. Kiek norėjau pasakyti. O sakykim, tai, kokie jūs sakot, stovi čia, kokio tikitės efekto iš šito renginio? Ko jūs norite iš amerikiečių, ką jie dabar turėtų padaryti, kad pagelbėtų? Iš amerikiečių? Nu, jūs stovit Ameriką, tai iš jų kažkokį. O kur kitur stovėti? Nu, nežinau, galit Vilnių važiuoti. Vilnių važiuoti. Galit stovėti. Šiuo momentu nutarėm akciją padaryti čia, stoviu čia. Dėl to, kad noriu, kad atkreiptų žmonės dėmesį. Vis dėlto. Kad atkreiptų dėmesį, kad mes čia stovim, kad kažką darom, kad nesame abejingi. Ir manau, kad tas tikės gerą pusę. Taip, kaip visos neleido užrašyti atsitį Meksikėtį, kur trynė visas skraidutės. Atrodo, taip nesunkiai susidėšus. Perėjau su Maskva, tai nusitrynė. Iš mūsų šeimų neištrinti. Manau, kad ne. Tuoj naktį. Nieka nepasiduos. Mes lietuviai, tikri lietuviai, nieka nepasiduoda. Normalioj teisiniai valstybei turim gyventi. Gyvensim, mūsų vaikai gyvens. Mes negyvensim, mūsų vaikai gyvens.